Labas rytas, 1000 elektriniečių. Sekmadienis, birželio 29 diena. Ir šiandien mes turėsim tiesioginę transliaciją 8 val. Vakare. Tai yra, kaip visada, mūsų 1000 elektriniečių Facebook grupėje. Ir mes turime dvi temas. Pirma tema, tai jūs matėte, aš skelbiau lyginamus skaičius biudžetų su Palanga, Druskininkais ir Elektrėnų savivaldybė. Jūs matėt skirtumus, jūs matėt valdžios reakciją, kol jie dar iš tikrųjų nesitikėjo tokių palyginimų. Jūs matote, ta reakcija yra chaotiška, kai lyginam su turizmo savivaldybė. Jie sako, kad mes pramoninė savivaldybė su visais tais išplaukiančiais pasakymais. O kai jau mes lyginam, pavyzdžiui, su Širvintais, tai jie jau tada sako, paviešino, kad Elektrėnus patogu pasirinkti dėl turistinės infrastruktūros. Nu, supratot, kad tai yra pamišimas, nesusiderinimas dėl dar skleidžiamos propagandos, kaip reaguoti. Reaguoja visi chaotiškai, bet jie išdirbs tuoj propagandą. Ir dabar jau matėt, šmeižtą naudoja. Ir Dovydas Bliujus parašė. Tai jie naudos šitus dalykus ir tikrai taip darys. Tai būtinai aptarsime tuos visus pliusus, minusus, nes skaičiai, suprantat, jie viską apnuogina ir parodo valdžios neveiklumą, strategijos nebuvimą ir siaurų interesų tam tikrų grupių ar asmenų tenkinimą iš tikrųjų iš mūsų suneštų pinigų. Ir antras, tai politinė konjunktūra. Aš tai skaitau, kad yra gerai, gal kas manys kitaip, bet buvę laisviečiai aiškiai pasirinko pusę ir demokratai ir susidaro man toks bendras vaizdas, aš duosiu savo analizę. Tiesiog demokratai ir laisviečiai buvę, jie nusprendė remti Gediminą Ratkevičių ir jie mano, kad jisai laimės, jiems yra tai naudinga ir jie, matot, jau jį pradeda girti po truputį ir jie galvoja, jeigu jis laimės rinkimuose, jie vėl ateis su juo kaip dabar į koaliciją ir toliau turės savo vietas, valdys, stiprins savo pozicijas. Aišku, Elektrėnų savivaldybės gyventojams, tai kokia iš to nauda? Tai vėl tas pats valdymas, tai reiškia Elektrėnų savivaldybės gyventojų interesų nepaisimas. Vis dėlto mes sunešam, jūs kaip kalbėjom, vieną didžiausių biudžetų, bet iš kitos pusės jums lengvėja pasirinkimas per rinkimus. Jeigu tie, kurie nori pokyčių, jūs nesimėtysit, nes aišku, ir demokratai, ir buvę laisviečiai, jie dar nori pažaisti opozicijos pusėje, kad jie čia kažkoks tai tarpinis, neutralus pasirinkimas yra ir kad gauti dar tų balsų, kurie dar tikisi pokyčių ir tikisi stebuklais, kad kažkas gali, žinot, pasikeisti. Bet, dabar tai jau akivaizdu, kadangi 1000 elektriniečių veikia labai stipriai, aiškiai, nedviprasmiškai ir jiems nelieka vietos vaidinti tą vaidmenį. Tai konjunktūra dėliojasi aiški ir labai svarbi. Apie tai mes turime pakalbėti, žinoti, kadangi ta X diena, turiuomenį rinkimų diena, jinai vis artėja ir jinai nulems. Jinai daug ką nulems. Apie tai mes ir dar kitus dalykus pašnekėsime šiandien, birželio 29 dieną, sekmadienį, 8 val. Vakare, mūsų 1000 elektriniečių Facebook grupėje. Iki susimatymo. Iki.